Žiūrovai, noriu paskelbti, kad mano knyga Naujoji Iliada pasirodys 2017 metų spalio viduryje. Ieškokite visuose Lietuvos knygynuose, taip pat ieškokite internetinėse saituose. Visiems malonaus skaitimo ir nepamirškite, jums būtina palaikyti Lietuvos intelektą. Net tiek daug jo turime. Visiems ačiū. Sveiki, gerbėmieji žiūrovai, dar viena mano laida. Ši laida taip pat svarbi, ypatingai tiems, kas nori šiek tiek numesti svorio. Na, aš turiu omeny pašalinio svorio, žinote, viršsvoris, lašiakas, lašiniai. To svorio, kurio jums nereikia. Žinoma, jeigu jūs turite gražią raumenų masę ir gal net jeigu pažiūrėti jūsų ūgį, jūs kaip ir turite viršsvorį, bet nėra prasmės tas raumenų masės numetinėti. Aš turiu omeny tą pašalinį, blogai svorį, tą, kuris veikia mus negatyviai, nes yra krūva mokslinių duomenų, kad žmogus, jeigu jisai nusipenėjęs, jis turi daug lašinių, tai jisai daugiau bus linkęs sirgti ligomis. Pavyzdžiui, jeigu jūs liesus kaip aš, tai pas jūs iškart sumažėja šansas susirgti širdies ligomis. Jisai tampa iš tikrųjų toksai mažytis, kad tampa vos nepastebima. Kad pas jūs bus kažkoks širdies infarktas nuo nutukimo. Nu kaip pas mane gali būti, pavyzdžiui, nuo nutukimo širdies infarktas. Tai neįmanoma, nes aš nesu nutukęs. Taip pat ir vėžys, taip sakant, kur kas mažiau vėžio formų aš galiu gauti, nes yra būtent nutukusių žmonių vėžys, kurio aš taip pat negaliu gauti. Ir jūs taip pat negalėsite gauti, kai pažiūrėsite šią laidą ir visos jūsų problemos išgaros, nes jūs esate savo organizmo architektas, savo kūno architektas. Jūs galite atrodyti taip, kaip norite. Na, žinoma, jūs negalite išaugti, sakykime, jeigu aš esu 1,76 m, aš negaliu būti 2 metrų. Arba taip pat aš negaliu būti 1,50 m, nebent kai būsiu 120 metų ir susiriesiu, tada gal būsiu 1,50 m. Bet, sakykime, jūsų kūno riebalų masė priklauso grynai nuo jūsų. Kaip vyras jūs galite turėti bet ką nuo 6% iki 50, gal aš nežinau. Tai viskas vyrų, kas virš 15%, aš sakyčiau, yra nelabai teigiama. Na gerai, padidikim šiek tiek šiais laikais, žinote, kažkam pasakyti, kad vyras turi būti 15% riebalų masės, kai dauguma turi virš 30 ir galvoja, kad jie yra sveiki. Gerai, padidikim iki 18%, gerai. Tai jūs toje zonoje būsite kaip ir normaliai, bet šiaip jeigu žiūrėti senovės graikų laikus, skaitėsi idealu 12%, ką aš maksimum turiu. Aš niekados neužsileidžiu daugiau nei 12%. Nu, riebalų masę galite pamatuoti, tai ganėtinai paprastas dalykas ir galite žinoti, kiek jūs turite taip pat. Šioje laidoje apie tai nepasakosiu, kaip pamatuoti, galite pasidomėti, pasigūglinkite. Ok, tai žiūrėkite, tai reiškia, dabar šioje laidoje aš noriu pašnekėti grinai, koks maistas jūs sotina, po kurio maisto jūs būsite sotus ir po kokio maisto jūs jausite begalinį alkį. Dabar, reiškia, yra toksai hormonas, jisai vadinasi leptinas. Tai tas leptinas, reiškia, organizmas jį išskiria ir kai jūs reiškia, tas hormonas išraiškia po jūsų kūną, pasiekia jūsų smegenis, jūs jaučiate sotus. Tai niekaip nėra surišta, jūsų pilvas pilnas, prigrūstas, ar nežino kiek, ar jisai tuščias. Mažo to, pastebėkite patys, kartais jūs pavalgote didžiulę vakarienę, daug maisto, 1000–2000 kalorijų. Atsisėdate prie televizoriaus, įsijungite, ko jūs norite? Dar maisto. O lele, kaip tai gali būti? Saldžios Coca-Colos. Jums reikia kažko dar saldaus, dar kažko. Atsiprašau, jūs ką tik suvalgėte tiek maisto ir jums dar norisi maisto. Kaip jūs numesite svorį? Žinote, sako, visa problema yra, kad žmogus per daug valgo. Dabar aš jums papasakosiu istoriją. Įsivaizduokite savo gyvenimą. Įsivaizduokite, jūs labai norite šlapintis. Ir kenčiate. Neinate į tualetą ir po to tik tais į vakarą,
sakant, geriau negu seksas. Geriau negu seksas ir viską išleidžiate iš savę, tenai litrą. Vos jau nesprogo šalpimo puslė. Tai įsivaizduokite savo visą gyvenimą. Reikalas tame, kad apetitas tai yra, reiškia, kaip gamtos stichija, tai ne jūsų kontrolė. Jeigu jūs galvojate, kad jūs galite kažkokiu būdu kovoti su savo apetitu, tai aš jums galiu pasakyti, kad jūs pasmerktas pralaimėti tą kovą. Taip, žmonės man rašo, miego metu, sapno metu jie dasibrauna iki šaldytuvo ir pradeda valgyti. Ir taip yra, negalvokite, kad tie žmonės be valios, taip toliau ir taip toliau. Nu, kiek jūs laiko išbūsite nenuėję į tualetą, bet išlapinti, sakau, ir kokie jausmai jūsų laukia. Ir dabar įsivaizduokite visą tokį gyvenimą. Kaip ir sakiau kitose laidose, aš pažįstu krūvą žmonių, jūs pažįstate krūvą žmonių, kurie yra svorio numetėjai. Jų paklausė, aš buvau numetęs svorio, bet aš negaliu visą gyvenimą marinti save būdu. Ir jūs būsite ne pats protingiausias žmogus, jeigu jūs galvojate, kad jūs visą savo likusį gyvenimą galėsite marinti save būdu. Jūs atsidursite psichinėje ligoninėje. Aš jums tai garantuoju, nes labai daug žmonių, kurie būtent laikos tokių dietų, kaip pataria per televizorių. Visa problema, žmogus per daug valgo. Valgykite makaronus, pieną, atsisakykite riebalų ir jūs būsite sveiki. Ne, nebūsite jūs tokie sveiki, nes tas maistas jūs prives prie padidinto apetito ir dar daugiau norėsite. Valgykite viską, ką jums siūlo praktiškai per televizorių. Nuo to maisto jūs dar jausite savo kanesnis ir valgydamas 1500 kalorijų pas jūs dvi išeitis. Arba valgyti daugiau, arba į psichuškį. Vienas iš dviejų. Tikrai. Trečio aš nematau. Tai va, jeigu nenorite atsidurti nei vienoje iš šitų pusių, yra tik tai vienas centrinis praėjimas, klausykite mano laidų, sužinokite tiesą ir numeskite tą suknistą svorį. Gerai. Ką dabar jums daryti, ką jums valgyti? Aš tikiuosi, kad tai ne pirmoji laida, kurią žiūrėjote. Jeigu tai pirmoji laida, kurią žiūrėjote, galiu jūs tik nukreipti į kitas laidas. Nes jums reikia kavos. Pratinai kava, taigi čia, tu ką išprotėjai žmonės ten miršta nuo kavos. Ne, visi moksliniai įrodymai, praktiškai visi moksliniai įrodymai normalios kavos. Aš nekalbu apie tą tirpę, kokį ten koks skonis. Ta tirpę kurį žmonės vadina kava. Aš galiu primišti jums į puoduką ir paskui užrašyti kava, tai čia bus kava. Sakys, ten nėra kofeino. Gerai, lašinsiu kofeino. Kava. Pasidarykite nuo normalios kavos. Jūs pirkite ekologiškas, normalios, netirpios kavos. Galų gale, aš tikiuosi, jūs suprantate, kad patys tirščiai kavos yra jums labai pavojingi. Jų nereikia vartoti į organizmą. Jeigu nežinote, tai yra ideali trąša, reiškia mirtina trąša augalams. Netikite, pabarstykite tos, reiškia, kavos tirščių ant augalų, pažiūrėkite, kaip jie nuostabiai augs. Ten netgi tarakonai nesveis. Ir jūs norite tai į savo organizmą. Ir po to sako, kava nesveika, kava sveika, reikia žinoti, ką gerti. Reikia pasidaryti kavos, kad būtų labai gražiai tirščiai nuimti. Turėkite arba prancūzišką spaudyklą, tą French press, arba kavos aparatą, aš turiu ir tą. Ir stenkitės, kad tai tirščiai nepaklutų jūsų organizmą, jūs nenorite savęs nusinuodyti, teisingai. Ok, bet šiaip, kava yra idealus, reiškia, dalykas, kava praktiškai užmuša apetitą iškart. Bet dar geriau, jeigu į kavą įdėsite riebalų. Martynai, riebalų, tu ką, taigi čia lyčinos kalorijos. Tu ką juokauji, 9 kalorijos per 1 gramą. Taip, bet riebalai aktyvuoja jūsų leptiną. Riebalai automatiškai iš karto aktyvuoja leptiną, sotumo hormoną. Ir kai tas sotumo hormonas kanalas, jūsų smegenys, ką jūs jaučiate? Sotumą, jūs ką tik privalgėte. Taip, puodukas, kulkų neperšinamas kavos. Jums reikia įdėti šaukštą sviesto, šaukštą kokoso aliejus ir padaryti geros kavos, pageidautina, jeigu turėtumėte kavos aparatą, o taip pat galite naudoti, reiškia, prancūzišką spaudyklę, kad nuspausti tą visą. Tai viską, ko nereikia. Ir suplakti, gerai suplakti ir tai išgerti, jūs jausitės taip. Pilas tuščias, nes tas skystis visai labai greitis, visai mečių, nėra.
sotumas yra, jūs nenorite valgyti. Ir smegenys ko puikiausiai veikia, nes kokoso aliejus turi ketonų. Ketonai iš karto muš visi smegenys, jūsų kraujyje bus, reiškia, cukraus ir taip pat ketonai. Taigi jūsų smegenys veiks geriau negu įprastai. Tai yra patvirtinta, aš tai patvirtinu pats savo kiekvieną dieną. Bet to galite tokias kavas pasidaryti kelias. Dabar privalumai. Tai ką, tai neišgėriau tokios kavos ir iškart krusavą suvalgyti, ne? Ne. Reikalas tame, kad palikite tos angliavandenius kuo toliau nuo savęs. Angliavandeniai tai jūsų problema. Angliavandeniai, ne visi angliavandeniai, aš paaiškinsiu kokie. Angliavandeniai, ypatingai ten, kur yra gliutenas, jūs tiesiog daro pamišusius. Faktas, kad, reiškia, tokie angliavandeniai, miltiniai, visi miltiniai, jie jums reiškia, jie atvirkščiai, reiškia, ne tik neaktyvuoja, reiškia, leptino, reiškia, sotumo hormoną, bet dar jį ir užmigdo. Tai nieko keista, kad jūs suvalgėte didžiulę lėkštę makaronų, ką jums kiekvieną dieną praneša per televiziją ir jaučiatės dar labiau alkanas, negu prisėdate prie tos lėkštės. Kaip kitaip gali būti, ką tik sudėjote 1000 kalorijų, ten nebuvo nei gramo riebalo ir jis toks alkanas, kad jūs tiesiog norite suėsti visą šaldytuvą. Iš karto aiškinu, kas jums atsitiko. Jūs užmigdėte savo sotumo hormoną leptiną negyvai, nuo visų tų makaronų. Ir, aš sakau, pilnas pilvas jūs nepadarys sočius. Kai smegenys atkeliaus leptinas, sotumo hormonas, automatiškai tapsite sotus. Žiūrėkite į mane. Iš ryto aš išgeriu savo kavos, neperšaunama kava. Čia nėra, kad aš sukūriau, jie čia yra angliškai vadinas bulletproof coffee, praktiškai, aš manau, kad 90% sveikuolių kažką panašaus geria. Nebūtinai būtent tokią kavą, kaip aš siūlau, bet kažką panašaus geria. Daug kas tiesiog įdeda šaukštą sviesto į kavą ir išsimaišo ir išgeria. Tai kas atsitinka, aš išgeriu tą kavą ir po to aš galiu, nepatikėsite, aš galiu net 7-8 valandas absoliučiai nieko nevalgyti. Sakysit, Martynai, tu turbūt griauži save taip nori valgyti. Maža to. Ne vien tai. Prieš tai aš galiu būti jau nevalgęs dar kokį 12 valandų. Tai įsivaizduokite, kokia vyksta pauzė. Reiškia, per 20 valandų aš turėjau vieną puoduką kavos. Aš galiu dar išgerti kavos, bet jau, reiškia, be kalorijų. Viena, reiškia, mano kava apie 250 kalorijų. Turiu omeny kukų neperšaunamą. O po to vidurį dienos aš šiaip mėgstu dar kavos išgerti. Arba arbatos. Jokių problemų. Ok. Tai jūs turbūt įsivaizduojate, kad aš siaubingai alkanas, save griaužiu, rankos dreba, žinote, tas rankų drebėjimas, tai yra, reiškia, kad pas jūs mažai cukraus kraujyje ir organizmas duoda žinoti, kad jums reikia staigiai kažką pavalgyti, pageidautina saldaus, arba pageidautina bet kokių nors angliavandenių, kuris staigiai sukels insuliną. Dėl to žmonės, tie visi, reiškia, labai nori kažko saldaus arba baltos duonos, nes kuo greičiau sukelti insuliną ir tada yes! Vienai sekundį. Ir po to vėl, aišku, alkanas kaip, praktiškai alkanas visada. Prakeiktojo gyvenimo. Visada būti alkanas ir niekados nebūti sotus. Reiškia, laimingo žmogaus gyvenimas visada būti sotus, kaip pavalgyti. Ok, žiūrėkite, reiškia, tai va, po šios kavos aš jau būnu 8 valandas be problemų, be maisto. Turiu omeny dar prieš tai 12 valandų. Tai gerai, per 20 valandų man užtenka vieno puoduko kavos 250 kalorijų. Kad numesti svorį, jeigu jūs nežinote, jums reikia valgyti mažiau kalorijų. Taip, netgi keto dieta jums nepadės, nes jums reikia valgyti mažiau kalorijų. Kodėl keto dieta, kodėl žmonės taip greitai išsipučia nuo keto dietos, ta prasme, praranda svorį, nes ten daug riebalų ir žmogus paprasčiausiai nori valgyti. Jisai gali išsilaikyti kuo puikiausiai 1000, 1200, 1500 kalorijų maksimum. Easy peasy. 1800 kalorijų jaučias apsiėdęs. Nes riebalai jums iškart atsiunčia leptiną į sotus. Tai atsiprašau, jeigu jūs išgėrėte paduką kavos ir galite 8 valandas pabūti nevalgęs, dar vieną paduką, dar 4 valandas ir po to vakarieniai, jau normaliai užvalgyti, dar tenais, 1000 kalorijų. Atsiprašau,
bendroji suma 1500 kalorijų, viskas, ko jums reikia, teisingai. Tai va, reiškia, tikiuosi supratote, kad geriausiai leptiną, reiškia, sukelia riebalai. Riebalai, aš patarčiau ne bet kokius riebalus vartoti. Geriausiai yra sviestas, geriausia yra kokoso aliejus, taip pat galite vartoti, reiškia, kaip jie vadinasi, žmonės, kurie naudoja, reiškia, keto dietoje, MCT aliejus ir Brain Octane, dar vadinasi, nežinau, kaip lietuviškai, nemanau, kad lietuviškas pavadinimas iš vis yra. Tai va, bet šiaip aš patarčiau kokoso aliejų, nes tenais yra, reiškia, rūgštis, kuri yra pas mamos krūties pienė. Tarp kitko, kai aš išgeriu būtent tos kulkų neperšlamas kavos, aš kažkaip ir jaučiu tokį malonų, tokį pienišką prieskonį, reiškia, burnoje. Ir iš ties, žinote, negaliu pasakyti, kaip mamos pienas, ne tai, kad aš tą skonį atsimenu, bet kažkoks įdomus toks skonis ir labai malonus ir maloniai nuteikia. Ir sakau, tie ketonai papildomai dabar, tarp kitko, aš esu po antros kulkų neperšlamas kavos, smegenys veikia tiesiog fantastiškai, buvau stadione, tiek energijos, yes, taip jūs norite jautis kiekvieną dieną. Taigi, iš ryto atsikėlėte kulkų neperšlamą kavą, po to galite palaukti kiek norite, iki 8 valandų, jūs tikrai nenorėsite per daug valgyti, na, o jeigu norite pavalgykite, sudarykite dar vieną kulkų neperšlamą kavą, iš karto užmušiu jūsų apetitą. Apetitas? Koks apetitas? Nėra jokio apetito. Tiesa, nesitikėkite, kad jūs iš karto įžengsite į tą riebalų, reiškia, pasaulį. Nes jūsų žarnyno bakterijos nėra pripratusios prie riebalų virškinimo, suprantate? Jos pripratusios prie cukraus. Taigi, kai jos gaus visą tą riebalą, jos ilgai galvos, ką su juo daryti. Gali būti šiokių tokių trūkumų su virškinimu, organizmas gali nelabai būti patenkintas, bet su laiku tai vyksta tokia adaptacija. Jūsų organizmas pripranta vis kuo puikiausiai dirba tų riebalų papildomų. Sakykime, man normalu yra virš 50% mano visos mitybos riebalai. Bet aš neturiu jokios, reiškia, problemų su svoriu, aš galiu riebalų valgyti iš vis kiek noriu, nes aš sakau, aš galiu sau leisti 3000–4000 kalorijų. Jeigu aš noriu, aš pasiemu visą pakelį riešutų 200 gramų. Tai gali būti 1200 kalorijų. Tiesiog ant karto suvalgau. Na, žiūrėdamas televizorių, ką. Sakau, man nėra problemų. Ten daug riebalų, žinau, kad aš negaliu nuo riebalų sustorėti, nes tai reiškia, pažiūrėkite mano laidą būtinai, reiškia, Martynė, kaip numestis viršsvorį, ten dar daugiau informacijos sužinosite. Ta laidą būtinai pažiūrėkite, būtinai laidą pažiūrėkite ir dar jums būtina pažiūrėti laidą dieta 1800 kalorijų. Ten aš duodu patarimą, kaip nesunkiai, lengvai ir sveikai numesti svorį, nes svorį dar galima numesti ir sveikai. Jūs nenorite, žinot, kaip būna, žmogus numetė svorį ir pasičia odytę kapą. Tai jeigu to nenorite, kad odytė būtų lygi, tai klausykite mano, taip sakant, irgi patarimų, nes kitaip teks eiti ant operacinio stalo, nebent jūs norite atrodyti baisiai. Ko tikriausiai jūs nenorite. Dar vienas dalykas, kas labai žadina apetitą, tai yra chemija maiste. Kai kuri chemija, jinai dirba kaip narkotikas, jinai papuola jūsų smegenis ir tiesiog padaro milžiniškai alkanus. Tai yra padaryta dėl to, kad visa ta maisto pramonė nori parduoti savo tos maistas yra kur ten visa chemija, kuo daugiau. Taigi, padarykite bandymą. Jeigu jūs pavalgite kažką ir jausitės alkanesnis negu prieš valgydamas, tai jūs suvalgyti ir matyti kažkokios tos chemijos arba gavote gliuteno, vienas iš dviejų. Šie du dalykai veikia labai panašiai. Tai reiškia, padarykite eksperimentą. Matote, bet kiek suvalgė riebalų, bet kiek. Absoliučiai bet kiek. Aš kartais darau paduką kavos ir įdedu, reiškia, aš kartais naudoju kakao sviestą. Kakao sviestą įsimaišau. Aš jaučiuosi mažiau alkanas negu prieš tai išgėręs tas kalorijas. Mažiau alkanas. Bet yra maisto ir aš puikiai žinau, kurio aš suvalgęs, aš pasidarysiu siaubingai alkanas. Ir aš norėsiu ėsti kaip pamišęs. Ir
to alkio nenumarinsit niekaip nepavalgęs, sakau, pas jūs, jeigu jūs manęs neklausysit, pas jūs du išėjimai, į psichuškę arba į storumą. Gerai, reiškia. Žiūrėkite, bet vėlgi, jeigu jūs norite numesti svorį, kad tikriausiai jūs ir norite, jeigu žiūrite šią laidą, riešutai jums irgi šiek tiek pavojingi. Dėja, riešutuose taip pat yra tokios specialios chemijos, natūralios, kurį jūs darys labai alkanus. Ypatingai fistacijos. Ypatingai fistacijos, aš žinau pats, jeigu aš suvalgiu vieną fistaciją, manęs nesustabdysiu. Ne, tikrai ne. Aš suvalgysiu visą maišą. Aš rysiu jas, kol neapsirysiu. Bet aš savo galiu tai leisti, kaip aš sakiau, pas mane nėra problemų su svoriu. Jums dėja teks jų atsikratyti tol, kol nepasieksite tokio svorio, kokio norite, tada galėsite maitintis paprasčiausiai sveikai ir daug tiek, kiek jūsų širdis geidžia. Kiekvieną dieną, argi nerojus. Man žmonės sako, būtų svajonė valgyti kiek nori, kokio nori maisto ir išlikti kūdam. Bet aš taip ir darau. Ir tai yra taip paprasta ir jūs taip pat, kai sugebėsite. Sekite mano laidas. Ok, tai grįžtam prie temos. Žiūrėkite, kaip tie chemikalai jūs veikia. Patys įsitikinkite, kam jūs turite manęs klausyti. Po to, iš tikrųjų, daug kas yra, pavyzdžiui, kaip saldu, sakykime, datulės. Aš irgi suvalgęs porą datulių, man sunku sustoti, aš jų noriu daugiau. Jos labai saldžios, labai skanios. Vėlgi, aš galiu jų suvalgyti kilogramą, aš nesustarėsiu. Negalvokite, kad aš buvau visada kūdas. Nuėkite į mano Facebooką, pažiūrėkite, aš buvau visada toks. Bet dabar aš sau galiu nelygiai datulų leisti, jos subingai saldžios. Valgyti kilogramais. Man jokių problemų nėra, nes aš žinau tiesą. Ir jūs žinosite, taip pat žiūrėtume mano laidas. Ok, tai jums dėja, jeigu jūs norite numesti svorio, teks jų vengti. Taigi venkite riešutų, venkite tokių labai saldžių vaisių. Sakyčiau, neblogas yra variantas obuoliais. Obuoliai, bet nevalgykite jų labai daug. Vieną obuolį per dieną suvalgyti yra labai neblogai. Nes jie iš tikrųjų, kuo puikiausiai irgi pažadina leptiną. Pavyzdžiui, ant tuščio skrandžio suvalgyti obuolį ir dar dadėti bananą, sakykime, tuos du vaisius. Mane labai paskotina, nežinau, žiūrėkite patys. Pažiūrėkite patys, iš tikrųjų, gal čia tik tai mano organizmo taip veikia, bet aš žinau, kad nemažai žmonių, būtent ant tuščio organizmo suvalgę vieną didelį skanų obuolį, jaučiasi sotus. Tai gal ir pas jūs bus taip pat. Reiškia, tai va. Ir dar, ką aš jums patarčiau, nevalgykite daug kartų per dieną. Riebalai ne problema, jie nesukelia insulino. Jeigu insulinas nesukeltas, reiškia, cukrus nebus numuštas per daug žemai. Ir reiškia, jūs nesijausite per daug alkani. Ir leptinas bus tik tais dar labiau, reiškia, sukeltas ir jūs dar jausitės sotesnis. Bet jeigu jūs tik suvalgysite angliavandenį, aš jums nepavydžiu, jeigu jūs norite nuversti svorio, jūs tiesiog griaušite savo nagus. Dar kas noriu pridėti šiai laidai, žiūrėkite savo užsiėmimus, nes jums reikia pasiekti tą flow, žinot, tekėjimą. Kai išnyksta laikas, jums pasidaro kažkaip įdomu ir taip toliau, ir po to, kiek jau, sakykime, aš, pavyzdžiui, negaliu žiūrėti filmo, kad nors nepavalgęs. Aš dažniausiai paimu popkorną, sakysim, Martynai popkornas veikia. Yra popkorno, kuris visai neblogas. Pas mane popkornas yra viskas, kas yra popkornas, druska ir kokoso aliejus. Viskas. Taškas. Jokių chemijų, nieko. Tokį popkorną galima valgyti. Galima jį net priskirti prie visai sveiko maisto. Tai va, ir jį galima griaužti ant 400 kalorijų visą vakarą prie to filmo. Taigi, jeigu tokių, reiškia, tokio popkorno surasite, jis puikiai taip pat užpildo skrandį, galite savo leisti. Tai, bet šiaip, žiūrėkite, jeigu jūs prisėdite prie televizoriaus ir pastoviai norite valgyti, tai ne pats geriausias užsiėmimas. Pavyzdžiui, aš mėgstu prie kompiuterio pasėdėti, kažką įdomaus paskaityti, arba netgi kažkokį žaidimą įsijungti. Aš tada nesunkiai pasiekiu tą flow, man patinka, kai smegenys kažkuo užimti, dirba ir aš užmirštu net pavalgyti. Aš po to žiūriu, man reikia į darbą, aš užmiršau pavalgyti. Ką daryti? Ir jūs to kažko panašaus ir norite. Užmirštu pavalgyti, užmirštu išgerti vandens, iš viską užmirštu. Aš tiesiog įsijungiu į tas visas
tą visą informaciją ar kokį nors įdomų žaidimą ar dar kažką. Va šito jūs būtent ir norite, jeigu jūs norite atsikratyti apetito, nes jeigu jūs būsite labai budrus, tai jūs kažką sugriaužti, suvalgyti. Ypač jeigu jūs nepraminatės savo apetito leptinu ir, reiškia, neišgerite kažko riebaus, kaip kokonašomas kavos. Nebūtinai gerti kavą, jeigu jūs negalite kavos, daug kas negeria kavos. Galite su žalia arbatą padaryti tokį gėrimą. Jo. Ok, aš nežinau, ką dar pasakyti. Avokado, neblogas dalykas taip pat. Ten beveik gryni riebalai, ten yra angliavandeniai, bet jie, kaip ir sakiau, ten pagrindė maisto skaidulės, kurios pagaidins jūsų skrandžio bakterijas ir tai yra taip pat labai gerai. Be to, galėčiau patarti dar valgyti, reiškia, šitų, kaip čia, atsparaus krakalo, nes to maisto mes kaip ir neviršiname, jisai, reiškia, atitenka skrandžio bakterijom. Taip pat tai apsaugos jūs nuo opos. Opaligės ir daug labai lietuvių serga, opaligė ir beveik visi mane kreipiasi. Ne, turiu omeny iš tų, kurie kreipiasi, beveik visi serga opaligė. Žinoma, milijonas žmonių mane nesikreipia. Tai va, tai lengva padaryti, reiškia, valgykite žalius bananus. Kuo žalesnis, to geresnis, kuo nesaldesnis, to geresnis, tai bulvė. Taip pat galite valgyti žalią bulvę, bet jeigu jūs nenorite valgyti žalios bulvės, aš neįsivaizduoju, kaip valgyti žalią bulvę, galite ją išsivirti, kad jinai atšaltų ir tada šaltą valgyti, galite pasidaryti salotų. Tai tarp kitko visai sveikas maistas pasirodo šaltos bulvės, nes ten tada bus atsparus krakmolas, kuris pamaitins jūsų skrandžio bakterijas ir jis, reiškia, tas maistas į kūną neina. Po to taip pat ryžiai, bet juos reikia vėlgi baltus išvirėti ir atšaldyti. Žinote, kaip daro suši. Nebūtinai daryti suši, galite tiesiog padaryti kažkokią salotą su ryžių ir kažką panašaus. Vėlgi puikus maistas svorio numetimo, nes tenais yra atsparus krakmolas, kuris maitins ne jūsų kūną, o tas bakterijas, kuris yra jūsų skrandyje. Taigi jūs gausite kažkokią maisto ir nuo jo nesturėsite, taip sakant, taip pat apsisaugosite nuo bereikalingų opų.